Meilės trikampyje prabėgo pirma naujų pažinčių ir įspūdžių kupina diena. Antrąjį pusdienį su Žydrūne praleido arbūzas. Dabar visi meilės trikampio dalyviai grįžta į meilės trikampio namelį. Lūšna! O vaikinai netrukus sužinos, kuriam iš jų savo simpatijas nusprendė atiduoti Žydrūnė. Ar arbūzas su Jemėlė numano, kuris iš jų pasiliks šiame projekte? Ar aš patikau jai? Man labai įdomu pasidarė. Jinai mane sužavėjo savo praleistų pusdienį su ją. Aš ją pamilau turbūt, galbūt per daug. Būti ar nebūti, štai kur kyla klausimas, kuris šiandien kortą kris. Šiaip žinau jau, ką ištrauksiu. Tikrai įsirinkau, labai gerai apgalvojau viską. Bet paliksiu intrigą tokią gerą iš tikrųjų, tai... Ar parduosiu telefoną, ar ne? Ar grįšiu namo, ar miegosiu šaltoj gatvėje? Tikriausiai miegosiu gatvėje. Į jaukią meilės trikampio svetainę įžengs mergina. Ant stalo jį paliks vieną kortą. Vaikinas, kurio atvaizdas bus ant jos, pasilik šiame name. Aš tai noriu dar lašinių. Turi dar lašinių? Šaldytuvas. Jau tuščia šaldytuvas. Neturiu net šprotų. Ką galvoji, ką šiandien pasiliksinai? Nežinau, galim pažiūrėti. Parod. Čia aš, čia tu. Ajo. Šį čia būsiu. Ne, tai aš čia. Gerai. Nutrauktų. Tai trauktų. Ne, tu vers. Tai aš versiu, ar tu versi? Tu vers. Metų, Ne, vers. Ne, nemoku aš tokių žaidimų. Nu, tai tu versi. Mes. Arba aš pažiūrėjau. Ai! Sveikinu. Va, malonu su tam susipažinti, Jemėlė. Neįs, kad laikytumeisi viską. Atvažiuosi pas mane, mėslą veši, valgys ir lašinių daug. Gerai, lašinių tai atvažiuosiu. Ką žinau, išmetė iš realybės šou, nieko nebeliko, neturiu visas viltis praradau, turiu tik kamštuką ir tai nežinau, ką dabar daryti, neturiu ką pasiūlyti, telefonas, nepardau. Gal ponas jums reikia telefonų? 30 litų nauja batereikė, viskas, kuo puikiausiai veikia 30 litų. Stok nuo manęs. 30 litų, geras tas telefonas, man namo grįžti reikia, supraskit žmogų, Žmogų supraskit, 30 litų. 30. Tai 20. Ir dar šprotų, skarba šprotų ir 20 litų. Gerai, palauk. Gerai, imk. O, dėkui. Šprotas aš tau paštu atsiųsiu, gerai? Paštu? Paštu, jo. Gerai, o adresą turi? Taip. Gerai, dėkui, davai, jo. Raunam.
Žydrūnė ir Arbūzas namelėje pirmą kartą pasiliko dviese. Taigi netrukus sužinosime, ar pirmieji meilės trikampio dalyviai apsisprendė, ar jie pratęs bendravimą realiame gyvenime. Ar jaukioje svetainėje įvyks lemtingas susitikimas ir Žydrūnės Arbūzų išeis kaip pora. Ant visų kaimų pasidariau gėdos prieš visą giminę, prieš viską. Mamukas grįšiu, prakeiks tokį vaiką, negara, viską. Sakys, negeras tu parazitas esi, tai ten prisigersiu dabar. Įvyko netikėtas posakis. To dar nebuvo. Žydrūnė pasirinko mūsų garso operatorių Šarūną. Jie nusprendė, kad naujų pažinčių ir išbandymų jiems nebereikia. Jie laimingi kartu. Taigi meilės trikampio namelis nebelaukia naujų įspūdžių ir romantikos pasiilgusių dalyvių. Todėl išsijunkit televizorių ir eikit miegot. Gal sapnuose jūs aplankys meilė.